Jau norisi va žiūrėti tą paukštį. Labas rytas. Šiandien atvykom į Žuvintą. O ką mes čia veiksime? Paukščių turas. Stebėsime paukščius, išskrendančius, susirenkančius savo skrydžiui ir žiūrėsime gerves. Geografiškai, tai jinai tiesiog čia yra schemos šiaurė, o iš tikrųjų šiaurė yra šitai. Tai mes būsim prie Žuvinto ežero. Kurį laiką tada iš karto nuo šito Žuvinto ežero važiuosime į tos mišką. Ten nuo šito žalias plotas. Ir ten yra gamtinis toks takas. Gamtinis toks praeisim. Rudenį paukščių miškuose būna yra labai rizikingas laikotarpis. Kiek miške pamatyti paukščių galima. Kartais migruoja zylės, pavyzdžiui, pulkais ir ten būna jų pilna. Kartais eini ir būna tušti, bet čia ne pavasaris, kada jau įsigieda, visi ten kalena į medžius ar ūbauja, ką tik tai nori padaro. Dabar yra toks laikotarpis, bet ten yra... Jau labai gražu. Jau labai gražu. Jau norisi va žiūrėti tą paukštį. Nu ir atpažinai? Ne. Žąsis. Ten žąsis. Taip. Kiek gražių paukštelių. Spalvotų, išsižiojusių, giedančių, lesančių. Visko yra. Ar žinojote, kad pats sekliausias ežeras Lietuvoje Žuvintas? Jo giliausia vieta siekia vos 3 metrus, o vidutinis gylis tik 60 cm. Išsimaudyti čia nepavyktų net ir norint ir gerai, nes Žuvintas yra griežtai saugomas gamtinis rezervatas. Lankomės čia ir mes. Apžiūrinėjom ir matome ežero seklumą, aplink plytinčių pelkių. Ir šis ežeras tapo tikra paukščių karalystė. Čia gyvena apie 240 paukščių rūšių. Nuo pilkųjų žąsų iki vieno rečiausio Europos giesmininkų – meldinės nendrinukės. Tai vieta, kur gamta alsuoja visų galingumu. Tačiau norint pamatyti jos gyventojus, dažnai reikia kantrybės arba profesionalaus ornitologo akies. Lankytojų centras pasitinka moderni ekspozicija, o nuo terasos, kuri įrengti teleskopai, atsiveria nuostabus vaizdas į Žuvinto ežerą. Tai ideali vieta įkvėpti ramybės ir pasijausti gamtos šventovėj. Toliau takas veda ant medinio liepto, kuris vingiuoja palei nendrynus. Kelio pabaigoje maža aikštelė su suoliuku ir stendu, kuriame įamžinti Tado Ivanausko žodžiai. Nepaprastai turtinga Žuvinto ežero ir jo apylinkių augalija ir gyvūnija, neturinti kito pavyzdžio Lietuvoje, verta to, kad būtų išsaugota. Ir būtent šio gamtininko dėka 1937 metais čia įsteigtas pirmasis Lietuvos gamtinis rezervatas.
vietos, tai vykstame iš vienos vietos į kitą, pervažiuojam. Čia taip važinėsim visą dieną nuo vieno ežero prie kito, prie miško, prie balos, kol visų paukščių neįžymėsim, kiek matėm. Žuvintas labai didelis, gavome paukščių visą sąrašą, na kaip ir kvietė, kad žymėtumėmės, tai kokius pamatėm, nes dabar paukščius sąskrydžiai tikrai labai dideli. Taičių arba juodųjų strazdų, kurie čia gali būti, tai vat šito rūšių gan bet kada tikėtis, ne tik tai rudenį, bet ir net pačią žiemą. Galbūt vienas kitas genys pasirodys. Ilgauodegės zylės gali pasitaikyti, taip kad eisim dairysimės ir pamatysim kažką galima balsą išgirsti. Bet norėjau pasakyti, dėl ko mes čia einam dar ir į šitą mišką, dėl to, kad čia yra skroblynai. Iš principo, šitokie miškai jūs matysite, juose priaugę skroblų daug. Turbūt pažįstat skroblą medį, va čia jums už nugaros tas skroblas auga. Jeigu pasižiūri į jo lapiją, į šitą žievę, jinai ganėtinai lygi, bet truputėlį tokia banguota visa ir nuo kitų medžių skiriasi tai, kad ant jų specifinės kerpių rūšys auga, tai tokios šviesiom dėmėm. Susipažinsime su Buktos mišku. Medžiai, čia daug skroblų medžių. Sužinojau, kad pasirodo Vilniaus teritorijoje šių medžių mažai. Sengirė. Varinėjom po girias, Buknos miškas. Bimbinėjom. Gervių ieškom. Nudžiūvę medžiai gyvojo miško dalis. Buktos giria ypač vertinama botanikų ir gamtininkų, nes čia suskaičiuojama daugiau kaip 500 žolinių augalų rūšių. Tai viena iš vertingiausių miškingų teritorijų mūsų šalyje, na tikra gyvybės oazė. Buktos pažintinis takas kviečia pasivaikščioti 2 maršrutais. 1,5 ir 1,7 km ilgio. Čia augantis liepingi skroblynai ir drėgnieji liepuočių miškai slepia daugybę gamtos paslapčių. O miško tankmėje galima išgirsti retų paukščių balsus, vidutinių margųjų ir baltnugarių genių, kurie šią vietą pasirinko savo namais. Vos įžengus į pažintinį taką pasitinka šviesus ir ramus miškas. Girioje daug skroblų, o skroblai tankus ir tvirti medžiai. Jie gali gyventi net iki 300 metų ir sudaro storą vos praleidžiančių saulės spindulių slają. Būtent dėl to po jų šešėlių auga reti augalai, pavyzdžiui, gebenė lipikė. Verta užlipti į paukščių stebėjimo bokštelį. Iš kelių metrų aukščio galima pasidairyti po girią ir pabandyti atpažinti sparnuočius. Žaltytis – tai gyva gamtos laboratorija, kurioje darniai gyvena vanduo, pelkė ir sparnuočių pasaulis. Žaltytis pasižymi ir itin gyvų vandens judėjimu. Per metus jis atsinaujina net 80%. Tai reiškia, kad šis ežeras nuolat kvėpuoja, vis atsinaujina ir išlieka švarus bei gyvybingas. Jeigu yra uodega ilgesnė už sparnų plotį, tai gali būti vaėdžiai, gali būti lingės. Jeigu yra uodega yra lygi sparnų pločiui ir gal šiek tiek trumpesnė, tai didžiausia tikimybė, kad yra suotas. Tai iš toli stebint šitokius dalykus gali įsižiūrėti. Nuo 1960 metų Žaltytis ir jo apylinkės paskelbtos ornitologiniu draustiniu. Tai reiškia, kad čia saugomi ne tik vandenys ir augalai, bet ir paukščiai, šimtai jų rūšių. Žaltyčio pakrantėse peri tokie sparnuočiai kaip juodoji ir baltasparnė žuvėdros, gulbė nebylė, juodagalvis kiras, rudė, koduotojai rudagalvė antis.
Čia galima išvysti ir tilvikus, griciukus, perkūno oželius, tulikus, pievinės bei nendrinės lingės, tikrą sparnuočių margumą. Tai vieta, kur skamba paukščių balsų simfonija. Va taip ir važinėjom ežerus visokius. Nuo vieno ežero prie kito, dabar prie Metelių ežeras. Piliakalnį kyla. Užlipsim į Piliakalnį, kad vaizdas matytųsi. Ir ieškosime Drono nereikia kirų. skelsti. Kirų ieškosim, kad pamatytume iš arti. Jo, atvažiavom gervių ieškoti. Jos sakė, nuo 5 žadat. Nuo 5, ten pagal grafiką atskrenda. Vienas turtingiausių Dzūkijos vandenų Metelio ežeras. Tai vieta, kur gyvybė verda tiek po vandeniu, tiek virš jo. Šis ežeras svarbus ne tik žuvim, tai yra reikšminga žąsinių paukščių buveinė. Kai virš ežero pakyla rytinė migla ir tyliai nutyla vėjas, Metelių vandenys tarsi jį atgyja, plaukia paukščiai. 3 nuostabūs ežerai – Duse, Metelį ir Obelyje. Visų dėmesį traukia didžiausias – Dusios ežeras. Atrodo, tarsi stovėtum ne prie ežero, o prie tikros jūros. Ir ne veltui dzūkai Dusę vadina Dzūkų jūra. Sako, kai pakyla stipresnis vėjas, bangos čia būna beveik tokios kaip Baltijoje. Tai akimirka, kai vanduo pradeda šniokšti ir ošti, supranti, kodėl šis ežeras turi tokį vardą. Dusios ežeras vadinamas ne tik Dzūkų jūra, bet ir paukščių ežeru. Tai svarbiausia Dzūkijoje migruojančių paukščių poilsio vieta. Pavasarį rudenį čia ilsisi tūkstančiai sparnuočių. Virš vandens nuolat sklando gyvybė. Žąsų, garnių priskridusių. Kiek daug Lietuvos. Pažiūrėk. Žuvinto ežeras visoje vandenų sistemoje yra tik tarpininkas. Žuvintas pratekantis ežeras, kurį maitina Dusios ežero vanduo. Tarp kalvų banguojanti gilioji Duse įsilieja upeliu, kuriam savo kelyje tūkstantmečiais žinomu keliu. Vienos jau grįžta gimtinėn, kitos tik apsistoja tolimam keliui į šiaurę. Paukščių klegesio pilna danguje ir žemėje, ir net girios žvėrys, šilumos pavilioti, palieka savo sakymus įleidus grįžta į ežerą. Tondinė žąsis, nes ten pilkžuvė žąsis, baltakaškė ir žemažolkė. Želmeninė žąsis, baltakaškė žąsis, tai jau tada būna žąsų žemės pagalbos. Nes va čia va, šitas žaidėjas, čia yra gan aukštas balsas, tai čia yra baltakaškė. Šitos gabena. Kai rudeninis rūkas pradeda glaustytis prie laukų, o oras prisipildo švelnaus šalčio kvapo, virš velkių pasigirsta įspūdingas melancholiškas trimitavimas. Tai gervės. Gervės didingos, grakščios, paslaptingos. Jų sparnų mostai platus ir lėti, o kūnas tarsi pilko dangaus atspindys. Kas rytą jų klyksmas pažadina pelkes, o kai ruduo vėl ateina ir dienos trumpėja, gervės susirenka į pulkus.
Jau tūkstančius metų gervės simbolizuoja ištikimybę, išmintį ir laisvę. Gervių poros susitinka kasmet toje pačioje vietoje. Jos ištikimos viena kitai visam gyvenimui. Jų susitikimą pažymi šokis, plasnoja sparnais, šoka aukštyn. Tai tarsi senovinis meilės ritualas. Tūkstančiai jų pakyla į dangų, leisdamos galingą garsą. Tai atsisveikinimo daina.